Išskyrus Žemę, Marsas yra labiausiai gyvenama planeta Saulės sistemoje. Tačiau, kad žmonių apgyvendinimas Marse taptų realybę, yra daug ir labai svarbių problemų, kurias būtina išspręsti. Pradėkime nuo to, kad kadaise Marsas buvo labai panašus į Žemę. Planeta turėjo didžiulius vandenis ir deguonies prisotintą dangų. Puikiai terpė mūsų pažįstamai gyvybei išgyventi. Tačiau kol Žemė pamažu ėjo gyvybės atsiradimo link, Marsas keliavo kitom pusėn. Nežinia kodėl, tačiau prieš daugiau nei 4 milijardus metų Marso magnetinis laukas išnyko. Jis šią planetą saugojo nuo Saulės elektringųjų dalelių plazmos srauto, supaprastintai vadinamo Saulės vėju. Taip įvykus, Marsas prarado savo gyvybei svetingą atmosferą. Tačiau mokslininkams vis tobulėjant kosmoso misijose ir technologijose atsirado ir nemažai pasiūlymų, kaip dirbtiniu būdu žmonėms tą atmosferą Marse atstatyti. Na, kad pagaliau ten galėtų įsikurti išsvajotieji didžiuliai miestai ir čia apsigyventi milijonai žmonių. NASA mano, jog jie tarp Saulės ir Marso galėtų patalpinti didžiulį magnetinį dipolinį skydą. Jis turėtų apsaugoti planetą nuo Saulės vėjų ir galbūt padėtų Marsui susikurti naują atmosferinę pusiausvyrą. Kiti mokslininkai mano, jog Marsą galėtų išgelbėti silicio dioksidas. Supaprastintai kalbant, tai sušalę dūmai. Šios medžiagos galima rasti stikle. Silicio dioksido sluoksnis neva atkartotų Žemės atmosferos šiltnamio efektą. Šios medžiagos paleidimas į Marsą aplink planetą turėtų sukurti 2–3 cm storio skydą. Jis praleistų užtektinai šviesos fotosintezei, blokuotų pavojingą Saulės ultravioletinių spindulių radiaciją ir Marso temperatūrą pakeltų iki pliusinės. Taip žmonės čia galėtų gyventi užsidarę patalpose. Populiarusis išradėjas Elonas Muskas taip pat turi idėjų. Jis tikisi, jog 2050-aisiais Marse jau gyvens milijonas žmonių. Norint Marsą paversti tinkamu gyventi, Elonas nori pažaboti procesą pavadinimu terraformavimas. Tai jei žmonės į Marso polius paleistų atominės bombas. Taip jų ledo kepurės turėtų ištirpti, sukeliant dramatišką planetos atšilimą. Pasak Musko, pirmieji žmonės Marse gyvens stikliniuose kupoluose, kol sugalvos, kaip radikaliai pakeisti Marso atmosferą ir nevaržomai gyventi ant planetos paviršiaus. Taip pat į planetos atmosferą reikėtų paleisti didžiulius orbituojančius veidrodžius, kad atspindėtų dalį Saulės šviesos. Elono Musko kompanija SpaceX toliau sėkmingai tobulina savo kosminį laivą Starship ir raketą Super Heavy. Su jų abiejų pagalba į norimą vietą kosmose paleidinės satelitus ir vėliau pačius žmones. Jų ten turėtų tilpti apie 100. Išties labai įdomu, kuriuo būdu žmonės apgyvendins Marsą ir kada tai įvyks, nes tikrai manau, jog tai tik laiko klausimas. Elonas Muskas dažnai kalba apie savo ambiciją per gyvenimą nors kartą nukeliauti į Marsą, o žmoniją paversti daugiaplanetinę gyvūnų rūšimi. Ką manote jūs? Pasidalinkite komentaruose. Ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pažiūrėti mano kito video iš aprašymo. Iki kito karto.